Sveiki YouTube kanalo prenumeratoriai ir audio chuliganai žiūrovai. Sveiki užsukę į audio chuliganus. Apie ką mes šiandien kalbame? Apie lempinį push-pull stiprintuvą Wilsonton R8. Šitą stiprintuvą Wilsonton R8 įsigijo mano gerai pažįstamas žmogus Edvinas Jonkus. Jis yra labai drąsus audiofilas. Šitoje patalpoje išgirdęs Edvardo Bielskio pagamintą savo push-pull stiprintuvą, gan galingą 30 vatų ant 8 ohmų kanalui. Jis išgirdo didžiulį draivą, didžiulį diapazoną, dinaminį diapazoną, plačią sceną, tikrovišką garsą ir pasinėrė į gilius ieškojimus push-pull, kuris skambėtų panašiai kaip Edvardo Bielskio stiprintuvas. Ilgai ieškojo, skaitė atsiliepimus, aišku, ir finansai labai svarbu, kad nekainuotų kosmosą. Ir jis yra labai drąsus žmogus, kadangi prisiskaitęs ir amerikiečių, ir kitų youtuberių atsiliepimų apie Wilsonton R8 išdrįso jį užsisakyti. Kuris išdrįso užsisakyti stiprintuvą, kuris kaštuoja naujas apie 1500 eurų, kinietišką, kuri nežinai kokią gausi kokybę. Patys žinote, kai būna su kiniečiais. Jie gali pagaminti stiprintuvą ir už 300 eurų, ir už 500 eurų, ir už 1500, ir už keletą tūkstančių. Kaip, pavyzdžiui, Grifon stiprintuvai. Vieni iš geriausių audio aparatūros stiprintuvų pasaulyje ir tai yra kiniečių gaminys. Ir nežinai, ką gausi už tą 1500 eurų įsileidęs, gali ateiti visiškai niekas. Bet šį kartą sveikinu Edviną Jonkų ir tikrai atėjo puikus stiprintuvas, kuris nustebino daugelį audiofilų Šiaulių apskrityje. Buvo ir pas Egidijų iš audio aparatūros administratorių, priseksiu nuorodą į jo puslapį. Apie šitą stiprintuvą jis tikrai papasakojo tikrai gerą istoriją, kas susijęs su Wilsonton audio aparatūromis. Ir aš galiu pridurti nuo savęs, kad tai yra tikrai puikus stiprintuvas su puikia dinamika, su puikiu žemo dažnio registru natūraliu, tai būgnai skamba tikrai natūraliai, kaip tikrame natūraliame audio koncerte, balsas nuostabus, plati scena, dinaminis diapazonas puikus, skambėjimas labai natūralus. Vyvaulia. Ką galiu pridurti nuo savęs? Šitas stiprintuvas turi keletą RCA puikių įėjimų, turi tikrai neblogą pultelį, kuris yra rankoje toks jaučiasi gan sunkus, Wilsonton audio metalinis korpusas, rankoje toks kokybiškai jaučiasi. Visas stiprintuvas Wilsonton pavadinimas yra dar nelabai žinomas mūsuose, bet tikrai, manau, bent pabuvojęs ir Kuršėnuose, ir Joniškyje, ir pas kitų pažįstamų, tai manau į Lietuvą jų atskris dar ne vienas. Ir su savo skambesiu ir prieinama kaina nudžiugina ne vieną audiofilą. Tarpu ir mane. Kartais pamastau, kad tokios dovanėlės savo tikrai norėčiau. Kas yra su R8 puiku, kad galima statyti ir kitas lempas, ne tik KT88, ten ant lempų užrašyta Wilsonton audio, tai turbūt tikėtina, kad tai yra netgi lempos kiniškas gaminys. Kažkokių minusų jam šitam stiprintuvui visiškai nematau. Tiek surinkimo kokybė, tiek detalėse, tiek dizainas mane viskas tenkina. Juodas aliuminis su sidabrinės spalvos aliuminiu suderinta tikrai papuoš jūsų aplinką. Kaina išeina kažkas 1516 už naują stiprintuvą, neseną, tai yra tikrai įkandamas kainos diapazonas ir galite paklausyti keletą trekų su šituo stiprintuvu. Dabar stiprintuvas yra įjungtas ant ultralaino. Man gal garsas ultralaino labiau patinka negu triodinis.
Triodinis šiek tiek, va dabar įsijungia žalia lemputė triodinis, nuima šiek tiek žemą dažnio, bet priduoda stiprintuvui detalumo. Bet man labiau patinka ultralainas. Yra trys įėjimai. CD, auksas 1, auksas 2, preampas, inas. Labai rankenėlės garso reguliatorius smagiai kokybiškai sokinėjasi. Visa kokybė tikrai nepriekaištinga. Klausysimės muziką ant ultralaino. There is no place like home where I belong. There is no place to be alone, to rest my soul. Tiek daug pamiršai, tiek daug tave pamiršo ant stalo pelenai. Marlboro tarp pirštų ir ji marškiniais trumpais ant valangės koketė. Tavo pasaulis nelaimės kambarį, mėtosi kambarį, matosi likučiai Hennessy, bet jie plakatuose. Šipsaisi sau nuo viršelių, pirmą kursas ant kelių, tu įjungęs durnelį pasaulis. Ir vėl tuščiai skaičiuoji dienas, jeigu laikas tau surišo rankas. Vienas tarp pilkų debesų pasiklydai. Aš ilgai rašiau tau savo dainas, naktimis, rytais ir kiauras paras. Laukiau, kol išvysiu ir vėl tavo veidą. Lyg iš sapno pabundu. Šiandien mes ir vėl kartu. Ir dangus nesibaigia, vėl atgyja balsai. Salė netyla, rankos kyla aukštai. Drąsiai tekančios širdys mano vienu ritmu. Aš tikiu, jog mes išliksim kartu. Gal rytoj jau būsiu nečius. Turiu būtinai padėkoti savo sekėjui Sauliui iš Vokietijos už šitą nuostabų kompaktą, kur dramai, būgnai labai gerai atsiskleidžia.
Labai geros partijos, man šitokia muzika labai patinka. Ačiū Sauliau už dovanas, kurias gavau iš tavęs ir už Leonardo Coheno kompaktą. Sveikinu už drąsą, nes niekas negalėjo žinoti, koks ateis tas stiprintuvas iš Kinijos, ar geros surinkimo kokybės, ar gerai skambantis. O su kinais reikia elgtis atsargiai. Paklausę šito stiprintuvo, klausimų nebelieka. Tai sveikinu su nauju pirkiniu, jūs iki pasimatymo. Stebėkite mano kanalą, prisijunkite į puslapį Audio Chuliganai, laukite naujienų iš mano Rūsio. Iki draugai.